tarnaujant. Dangaus Tėve Jėzus Kristus vardu, kaip mus mokėjai, mes kreipiamės į Tave, prašydami Tavo kraujo apsaugos Ukrainai, Tavo kraujo apsaugos Ukrainos gynėjams, kariams, kurie nežmogiškom pajėgom gina ir atlaiko šiandieninį frontą Ukrainoje, neleisdami okupantui, Rusijos agresijai prasiveržti į Ukrainos gilumą. Viešpatie, mes prašom Tavo kraujo apsaugos ant kiekvieno kareivio, ant kiekvieno gynėjo. Mes prašom Tavo kraujo apsaugos ant kiekvieno taikaus Ukrainos gyventojo. Dieve, pasigailėk mūsų. Jėzau, Tavo kraujas išlietas Golgotoj, tai kaina sumokėta už kiekvieną iš mūsų. Tad Jėzau, Tavo krauju, gydančių, skaisinančių, išlaisvinančių, pašventinančių krauju, Jėzau, iš Tavo pervertų rankų, pervertų kojų, pervertų širdies. Viešpatie, dabar užtengiam visą Ukrainą, Ukrainos karius, Ukrainos taikius gyventojus. Tavo Jėzau kraujo apsaugos ir prašom mūsų miestui, mūsų šeimoms, vaikams ypatingai, tiems, kurie negali apsiginti. Viešpatie, meldžiam Tavo kraujo apsaugos visi bažnyčiai, mes prašom Tavo kraujo apsaugos mūsų tėvynei Lietuvai. Meldžiam, Dieve, apsaugok mus nuo karo, maro ir bado, apsaugok, Dieve, nuo genderizmo propagandos, nuo sodomitų įtakos, nuo tautos kiršinimo, nuo vaikų tvirkinimo per nacionalinę televiziją. Viešpatie, apsaugok mūsų tautos vadovus, politinius ir dvasinius, nuo korupcijos, nuo melų, nuo apsėdimo. Viešpatie, apsaugok ir palaimink mūsų tėvynę Lietuvą, mūsų vadovus, tiek politinius, tiek dvasinius. Ateik šventoji dvasia ruach ir atnaujink mumyse Tavo veidą. Mes skelbiam Jėzaus Kristaus pergalę ant kiekvieno žmogaus kūno, ant kiekvieno žmogaus proto, širdies. Mes skelbiam Jėzaus Kristaus pergalę Ukrainoje. Mes skelbiam Jėzaus Kristaus pergalę Rusijoje, Baltarusijoje, Europos Sąjungoje, Amerikoje ir visame pasaulyje. Mes skelbiam, kad Jėzus Kristus gyvojo Dievo sūnus, kuris numirė už mūsų nuodėmes, trečią dieną prisikėlė iš mirties, yra vienintelis mūsų miesto, Žemaitijos, Klaipėdos krašto, Lietuvos, Ukrainos ir viso pasaulio viešpats ir gelbėtojas.